Kviečiu kartu su mumis pakeliauti po Maltą ir pirmą, ką mes aplankysime – Valetą, Maltos sostinę. Nors Maltoje vanduo iš krano ir skaitomas, geriamas ir vietiniai, kai kurie jį geria, mes jo gerti atsisakėme ir tuoj paaiškinsiu dėl ko. Tai kasgi toj Maltoj ne taip su vandeniu? Ogi su vandeniu čia viskas kaip ir gerai. Tiesiog Malta yra sala, kurioje nėra nei ežerų, nei upių ir jiems tenka jūros vandenį perdarinėti, filtruoti tam, kad jį galėtų gerti. Ir vanduo gauna savotišką tokį poskonį, ko pasiekoje jisai, bent mums jau ir dantis plaunant jautėsi, kad jis turi kažkokį nemalonų skonį. Tai va, tai dabar einam parodysiu, kiek Maltė kainuoja vanduo. Čia viena parduotuvėlė, kuri yra arti mūsų viešbučio. Kam įdomu, galiu parodyti, kokios kainos čia vaisių. Pavyzdžiui, bananai €1,99, kiviai 5,99, nektarinai beveik 9 eurai, pomidoriukai 3,25 €, šiek tiek labiau pavargę 2,99 €. Morkykės €1,49. Manau, kad Lietuvoje mes daržovės perkame pigiau. Tai kas to vandenį, einam parodysiu vandenį. Jie atveža į žemyno. Artimiausias žemynas yra Sicilija. Ir va kainos 69 centai buteliukas. Kiek iš čia 2 litrų buteliukas 69, yra ir pigesnių, va 55. Ir brangesnių po eurą ir už 99 centus. Einam parodysiu jų vietinį gėrimą, kurį mes vakar pabandėme, toks savotiško skonio, toks kaip biteris, toks aitrumo, kur tas jų gėrimas. Va, jis vadinasi Kini, 2 rūšių, vienas, kaip ir suprantu, be cukraus, kitas su šiaip įdomus gėrimas. Aišku, kaina €39, sakysim, šiek tiek didoka, bet paragauti verta. Atvykus į Maltą, paragauti tikrai verta. Judam toliau. Kai jau paaiškinau apie vandenį, dabar galiu įgarsinti ir mūsų šios dienos planus. Vakar buvo pirma diena Maltoje, nuvykome į sostinę. Šiandien planuojam taip pat aplankyti Valetą. Po to vyksime dar į vieną žvejų miestelį. Vakar, liaudiškai tariant, sumynėm 14 km pėsčiomis. Naudojomės vietiniu transportu, autobusu. Gan vykęs pasirinkimas, tik tais per tuos vadinamus pikus. 10 km važiavome 40 minučių. Nors Malta ir šalis, kuri mena tūkstantinę istoriją, ta prasme jų architektūrą, tai mena, bet statybos čia taip pat vyksta ir jų gan nemažai. Kur be važiuosi, jos primena, kad pasaulis nestovi vietoje, jisai auga, atsiranda poreikis ir štai kokie didingi namai auga šalia istorinio paveldo. Kaip ir minėjau, remonto darbai, statybos Maltoje vyksta pastoviai. Kažkas dar neatsidarė, bet manau vakare šitoj gatvelėj St. Julianso bus didelis judėjimas. Ir va, ką aš jums norėjau parodyti, įspūdingo dydžio pastatas. Įspūdingo, aš nežinau, ar tai pavyks perteikti kameros pagalba, bet pastatas milžiniškas. Nežinau, kelių metų jūs subrendote, bet aš dar širdį jaučiuosi vaikas. Tai pamatęs štai tokius gatvės kūrinius, kurie greičiausiai turėtų džiuginti 5-mečius. Nustebsite, bet aš jais džiaugiuosi ne ką mažiau. Na, išties įspūdingas kūrinys, nežinau, kam jisai skirtas. Kaip manote, kas šioje aikštėje vyko? Va, žiūrėkit, yra tokie 76 kaip mini postamentai, ar ne? Mes, kai atvažiavom, aš galvoju, kad čia kažkokios bausmės buvo vykdomos,
O iš tikrųjų tai čia antro pasaulinio karo metu buvo iškastos duobės, jų yra 76, kaip minėjau. Ir čia buvo saugomi grūdai. Čia buvo talpyklos grūdų, kaupti atsargas, kad nekiltų badas. Ir visą laiką, aišku, šalia turi būti įspūdinga bažnyčia. Ir Dievas turi padėti žmonėm apsisaugoti nuo visų grėsinčių nelaimių. Visos svajos taip uždengtos, o viena va po stiklu. Ir realiai tenais turbūt nesimato, stiklas nešvarus, bet tenais va turėtų būti va tokios va saugyklos buvo. Kai pagalvoju, ko tik žmonės neprigalvoja, kad išgyventi, kad išlikti. Gal ką žinote, kodėl paukščiai taip mėgsta paminklus? Žiūrėkit. Kas žino teisingą atsakymą? Ir būtinai jam reikia įsidėti ant galvos. Valeta, Maltos sostinė, mažiausiai ką apie ją galite žinoti, tai kad UNESCO yra pripažinęs visą miestą paveldu. Tai yra pati mažiausia sostinė iš visų sostinių pasaulyje. Jinai užima nepilną 1 kvadratinį kilometrą. Ir tai lyg miestas tvirtovė. O apie jo grožį pabandysim pertikti būtent šiame mažame filmuke. Turistų spėjo čia daugiau nei pačių gyventojų. Kalbas turi tiek Valeta, tiek Malta 2 valstybinės. Viena anglų, kita vietinė maltiečių. Puikiai visi kalba angliškai, vietiniai gyventojai. Tai kiek palengvina bendravimą. Dar vienas įdomesnis faktas apie Valetą. Visa Valeta yra pastatyta, ne kiek labiau pastatyta, o po ją yra iškasti požemiai, kuriuose žmonės slėpėsi karo metu. Dauguma jų buvo iškasta antro pasaulinio karo metais. Kai kas net buvo iškasta dar tada, kai vyrai bėgioja su kardais. Ir tai puikiai iliustruoja šios kavinės tualetas. Aš jų to jums ir parodysiu. Einame, kur čia yra. To aš jums parodysiu tualetą ir jūs suprasite, kodėl Valeta yra UNESCO įtraukta į paveldas. Visas miestas, žiūrėkit, mes einam link tualetą. Pagalvotumėt, kad mes einame kažkokiame muziejuje, ar ne? Tai va, pažiūrėkit, kokios storos sienos. Metro pločio. Ir mes leidžiamės primenu į tualetą. Žiūrėkit. Kosmosas, ar ne? Žiūrėkit. Na, ten toliau tualeto patalpos aš jums nerodysiu, bet ką norėjau pasakyti, kad čia tiek senovinio paveldo, kad net tualetams yra naudojamos va tokios vietos. Įspūdinga, ne? Įspūdinga. Šakis. Drėgmė pelėsis, kažkoks lengvas eina, bet kosmosas. Kol nepamiršau, papasakosiu, dėl ko mes pasirinkome savaitę praleisti Maltoje. Aišku, pirma, tai įspūdingo grožio architektūra, o antra, tai įvairovė maitinimo įstaigų pasirinkimo. Kadangi šią salą bandė užpulti daugelis jos kaimynų, tai čia vyrauja ir itališka virtuvė, ir labai stipriai įtaką turi Anglijos virtuvė, Turkijos virtuvės yra, Indijos virtuvės yra ir arabų. Na ir aišku, rasi, jeigu norėsi, ir graikų, ir kinų. Žodžiu, persipinę restoranėliai įvairiausi. Ir labai daug maltietiškos virtuvės. Ir būtent jų tradiciškai gaminamo triušio aš čia
ir norėsiu paragauti. Come fusilli No, pagavo. artigianali, buoni, fusilli artigianali fa. Basta gusto. Basta gusto. Tuoj pagamins. Čia va išsirinkti galima. Žodžiu, pasirinkimas restoranėlius. Kaip supratote, šviežios žuvies ir jūros gėrybių yra. Ir tokių kaip aš, turistų, bandančių pirmą kartą atrasti Maltą, čia begalės, žiūrėkit, masės. Masė. Net Palangos Basanavičiaus gatvė nublanksta. Va, žiūrėkit, gatvėje iš karto Dorado pasiūlymas. Gali ateiti va, į restoraną. Šiaip žuvies patiekalų aš labai noriu. Ir mes jų savaitės kelionių metu paragausime, manau, ne vieną skirtingą patiekalą. O jei kam keista, kad aš pašnibždom kalbų ar intonacija kitokia, tai žinokit, čia žmonės visi ilsisi. Čia visi ilsisi ir emocijų, čia kažkokių reikšti. Netgi jeigu ir bus kažkur maistas neskanus, aš tikrai tų emocijų tokių čia nedeklaruosiu. Nes visų pirma, mes čia su Katiniene atvykome pailsėti. Pailsėti. Pažiūrėkit, ar bent vienas iš žmonių sėdinčių kavinėje. Kuo tai nelaimingas. Visi džiaugiasi. Visi kaifuoja nuo gyvenimo. Ir daugybė, žinokit, pagyvenusių žmonių. Tai turbūt iš Lietuvos čia pagyvenusių žmonių bus labai mažai. Nes pensijos turbūt pas mus seniorų nėra tokios didelės, kad leisti savo čia atvykti. Kaip pavyzdys, mes už 4 žvaigždučių, dabar bijau pameluoti, tiksliai Katinienė užsakinėja viešbutį. Sakykim taip, 4 ar 3 žvaigždučių. Kuklus viešbutis San Džiulenso centre. Mums kainavo savaitėj su skrydžiais iš Vilniaus į Maltą 1150 plus papildomai 50 eurų už tai, kad sėdėtumėm šalia vienas kito, nes Ryanair mėgsta paimti papildomą mokestį, sakykim taip, tai bendroji suma 1250, be pusryčių, be pietų, be vakarienės, nes mes valgysime mieste, taip kad judam ieškoti kur pavalgyti, nes man jau pilve kirmeliukai juda. Kas liečia pasirinkti, kur valgyti, tai yra misija neįmanoma. Pasirinkimas toks didelis, restoranas vienas prie kito, realiai prikibėje čia. Ir atsiliepimai visų Google sistemoje panašus, ta prasme svyruoja tenais 1/10 balo. Tai vėlgi žiūrim, aišku, pagal restorano pasiūlą, pagal tai, ko mes ieškom. Šiandieną aš norėčiau kažkur suvalgyti žuvies arba jų tradicinį triušį. Tai ieškosim kažko tokio, rytoj gal eisim ieškoti kažko stipresnio. Arabiškos virtuvės. Gatvė apie nieką. Yra pačioj. Pizzerija pagal idėją. Aš pabandysiu nufilmuoti, tikiuosi manęs nesužalos. Rusija. Hello? Rusija, pizzerija. Rusija. Va jums idėja Lietuvos verslininkai, žiūrėkit, Pupi kavinė. Opa, aš vos įlendu, žinokit, su savo 150 kg svoriu. Vos. Hello? Jezus, kaip čia gražu. Kaip čia gražu. Jie dirba. Turbūt vakare bus žmonių. Dabar tuščia. Kaip gražu. Kavinės gali būti bet kur, net ant tokio stataus skardžio žemyn. Svarbiausia nenusibalnuoti, o ten moteris, matau, labai sunkiai bando užvežti viršų lagaminą. Bet va kavinių, visur pilna kavinių, mes ją praleidžiam. Padėčiau, žinokit, su mielu noru, bet turiu misiją nufilmuoti lietuviams šiek tiek medžiagos apie Maltą, tai mes judam toliau.
Vėl kavinė prie kavinės. Dar kažkokia suvenyrų parduotuvėlė. Ir į apačią va kavinukės. Į apačią. Taip skaniai. Vyrai gėrė alų, pažiūrėjau. Einam dar žemiau, ten iš visų kažkas. Ne, ten jau nebesileisiu, po to vėl pakilti viršų. Taip, čia per dieną 15 km gali suvaikščioti, net nepastebėjęs. Tiesiog parodysiu į apačikas. Žiūrėkit. Ir dar žemyn. Pilna kavinė. Ir į viršų. Bet žinokit, nesusilaikiau. Reikia lipti žemyn, nes ten pamačiau bažnyčią. Kadangi ketinai šventi gyvūnai, pamaldus. Einu, pažiūrėsiu į tą bažnyčią. O kvapai, žinokit, sėdi žmonės valgo, tos kavinių durys atidarytos ir tas kvapas. Dabar dar tik tais po 11:36, o aš jau valgyt noriu prieš pusantros valandos suvalgę tokius gerus pusryčius ir noriu valgyti. Ne kiek valgyti, turbūt jau galim sakyti ir ėsti, kaip lietuviai mėgsta sakyti, ėsti. Pažiūrėsim, čia merginos irgi filmuoja, paveiksluoja, visi bando įsiamžinti. O, pažiūrėkit, toksai grožis. Kaip ir minėjau, statybos ir Maltos neatskiriamoji dalis. Yra Maltos neatskiriamoji dalis. Žinokit, sakau, kalbu ir kartais pastringu, nes kažką pamatai tokio įspūdingo, ne, atrodo, o tai neini kaip niekur, ne, čia žiūrėkit. Pats. Toks, šventajam paminklas. Va, senoji Malta. Valenta. Ir bažnyčia per vidurį. Bažnyčių čia labai daug begalės. Dar norėjau paminėti apie jų ne tik architektūrą, bet ir, sakykime, tai balkonus, ar ne? O žiūrėkit, balkonai mediniai, ar ne? Čia balkoną pakeisti, sakykime, taip. Turi suderinti daugybę dokumentų sutvarkyti, nes čia ne Lietuva, kur gali dušinė virsti gyvenamojų namų ir tau nieko už tai nebus. Čia Malta, nors jis daugelis sako, kad čia daug tos korupcijos, bet su tokiais dalykais, kas liečia paveldo, čia yra labai griežtai. Nes va, pažiūrėkit šitos duris. Net duris čia pakeisti, į bet kokias tau niekas neleis. Nežinau kaip jūs, bet aš kiekvieną dieną skambinu ryte savo mamai, mamytei. Jeigu jinai dabar pamatys šiame filmiuke, kad aš pasakiau mamai, man stipriai klius. Dėl to einam va į telefono būdelę ir paskambinsim mamytei, kaip sako. Mamyčiukai atleidžia, kuo telefono nėra. Tai paskambinsiu vėliau. Ir va tokių telefonų būdelių visoje Maltoje yra išlikę nemažai. Tai lyg pavyzdys to, kad Maltoje angliškasis pradas yra gan stiprus. Turite atsikėliai savo, pasidarai kavutės. Ir štai toks vaizdas tau atsiveria. Puiku, ar ne? Sėdėva geri kavutę ir toks vaizdas tau atsiveria, pasakiškas. Grožis, ar ne? Kiek mokėtumėt už tokį grožį? Kiekvieną rytą, kurį matytumėt tuo balkoną, a? Kas liečia nekilnojamo turto kainas, dabar galiu šiandien papasakoti šiek tiek Maltoje, ar ne? Maltoje namų kainos, sakykime taip, ar ne, ar svyruoja nuo 900 tūkstančių iki milijonų. Ir kuo senesnis namas, tuo jisai brangesnis. Sakykime taip, ir kuo jisai brangesnis ir senesnis, tuo sunkesnis jo remontas. Tai va, jeigu kažkas galvojat, kad Maltoje gyventi nėra brangu, patikėkit manim, tai ne pati vargingiausia šalis pasaulyje.
o pagal BVP jinai lygiuojasi net su Šveicarija ar Norvegija. Ir kai šiais laiptais lipi į viršų, tu supranti, dėl ko šios laiptus vadina prakeiktais. Čia toks sportas, kojytėm, patikėkit manim. O kažkas sėdi, alutį geria, čilina, o tu lipi kažkur link savo tikslo, kuris ten dar 150 panašių pakopų. Žinokit, kai užlipi į viršų, laiptais uždusęs turi save kažkaip apdovanoti, kažkur atsisės pavalgyti. Ir čia tą staliuką mes ir išsirinksim. Kai ateini ir pamatai va tokį stalą, geriau net nesės. Ant kitų ieškoti. Čia va irgi kažkada buvom skaitę. Ir čia duoda triušį. Čia irgi triušį, ar ne? Čia švariau, mano nuomonė. Va yra pasiūlymas nuo šefo. Jautiena, pasta ir tūno steikas. Taip pat yra ir pagrindinis meniu, kuriame irgi pasirinkimas, na, sakykime taip, nemažas, aišku, meniu toks pavargęs. Ir sezonas, kaip ir tik prasideda, galėtų gal ir pakeisti, sakyčiau. Na ką, kaip ir įsirinkom, aš valgysiu triušį, o Katinienė valgys jautienos kaip ir kažkokios čia dešrelės. Žiūrėsim. Va taip sėdžiu ir gimė tokia savotiška idėja. Norėčiau kreiptis į Palangos merą. Jūs turite tokią gražią Basanavičiaus gatvę. Kodėl nepadarius kažko panašaus kaip yra šičia? Vidury Basanavičiaus gatvės pristatykit staliukų ir žmonės sėdės visi. Kas liečia maisto gaminimo spartą, ar ne? Žiūrėkit, alų jau baigiu išgerti, beveik, o kalmarų dar nėra. Ir žiūrėkit, niekur, čia ne, kad kažkas būtų apkrauti stalai, žmonės valgytų niekur. Ir čia, žinokit, niekas niekur neskuba. Turistai neskuba, darbuotojai neskuba, visi čilina. Visi čilina. Va taip ir turi būti. O pas mus Lietuvoje per 15 minučių neatnešė užkandžių. Panika, atsiliepimai blogi. Sėdėkit, laukit, Palangoje atvažiavę. Šitie netgi mano dėmesį atkreipia, piligrimai. Ten vėliava jaučiu Brazilijos. Žinokit, bijau pamiršti, bet turbūt Brazilijos. Tokie reksiniai, kaip savo mėgstamos komandos futbolo varžybos būtų atvažiavę. Na ką, kaip to dienoj, mes laukėme ir pagaliau sulaukėme. Ilgai teko laukti, bet aš manau, jums įdomiausia yra, ar skanus kalmarai Maltoje. Žiūrėkit, kokia plonytė tempūra, ar ne? Jinai toks kaip pukelis. Ir dabar aš turiu iškart paragauti ir kad jums galėčiau pasakyti skonį, gal be padažo. Karšto, žinokit, bet iš ties labai skanu. Gal druskų šiek tiek per daug, bet nesikabinėkim, valgom. Katinienė sako, kad labai skanus kalmaras. Aš dar pabandysiu su padažu. Nors ir be padažu. Baisiai skanus. Įdomi patikimas. Garždėščių taip gerai pridėję. Nesupykit, kad čepsiu, bet išties labai skanus kalmarai. Na ką, atnešė mūsų užsakymą. Tradiciniai Maltai patiekalai. Katinienė, kaip matau, jau nuliūdo, nes garnyro prie jautienos nėra daug. Mano patiekalas šiek tiek didesnis. Gerai, kad kalmarus užsisakėm prieš tai užkandį, nes mes, kaip žinote, mėgstantis labai paėsti, pavalgyti. Tai, na, taip sakant, nepriaugsim kalorijų per daug.
Dabar šiek tiek apie triušį. Maltoje yra priimta jos patiekti dviejais būdais. Vienas yra keptas keptuvėje, tai jisai bus su bulvėmis, o šitas yra troškintas triušiukas, taip sakant, dietinis ir negaliu atsidžiaugti katinienės pasirinkimu. Tokie du lietuviškus cepelinus primenantis gabaliukai. Na ką, ragausim. Aš sako, kad Malta ne katalikų šalis, žinokit, aš taip įtariu, kad ten kažkur dievulis yra, nes užgirdo mano čia tos pasisakymus. Va, prašau, katinienė dabar šypsosi, žinokit, aišku, negaliu jūs rodyti, bet džiaugsmas spinduliuoja iš jūs. Ką, mums skanaus, o jūs laukite atsiliepimo mūsų apie šios patiekalus. Sėdi, valgai, ir čia čiukšt, traukinukas pravažiuoja. Nu, va, visi draugiški, patenkinti, linksmi. Žodžiu, visi atostogauja. Katinienės įspūdis apie šį jautienos tradicinį patiekalą, kurį maltiečiai labai dažnai gamina namie. Tai katinienė įvardino kaip maltietišką balandėlį skonių. Va, ir tam įrodymas, kad čia labai stiprus vėjas šiandieną skraido servetėlės. Paragauk būtinai domytės. Visų pirma, norėjau pasakyti apie triušį. Taip gerai ištroškintas, minkštutis ir tų specijų čia nėra per daug. Ta prasme, valgai triušį, kažkiek bulvytės. Ai va, kas dar įdomu, tai čia greičiausiai jų vietinė donytė. Tokia minkštutė. Irgi labai skani. Aš rekomenduočiau ją valgant į padažiuką pamirkyti, žinokit, kosminis skonis. Šiaip labai skanu šičia. Ir ką galiu pasakyti, jei katinienės valgėte jautieną, kurią jinai įvardino kaip lietuviškus balandėlių atitikmenį, buvo šiek tiek labiau išreikštų prieskonių turėjo savį. Tai manoji triušiena tai buvo toks kaip delikatesinis, dietinis patiekaliukas vaikams. Bet kokiu atveju, abudu skaniai pavalgėm. O dar katinienė iš triušiuko gabaliuką daviau paragauti. Ir balas, kuriuo mes vertinsim šį restoranėlį gatvės, bus 4 5-balė sistemai, nes su pirma, labai ilgai reikia laukti maisto, antra, triušis, ar ne, kurį aš gavau, tai visos tos vadinamos nugarinė dalis. Nei vienos leškutės neįkrito, o patieklas vis dėlto kainuoja 20 eurų. Tai aš manau, šioje vietoje 4 stiprus šiam restoranėliui. Restoranėlio pavadinimų ir nepasakau. Galėjęs vadinasi jisai, valetoje randasi. Įdomu, 3 bokalai alaus, užkandukas kalmarų ir 2 pagrindiniai patiekalai. 77 ar čia 70. Ai, čia net parašo, kiek arbatinių norėtų palikti. Okay. Ir minėjau, Maltoje daugybė bažnyčių. O taip ir į vieną iš jų atsiremi. Va, taip va, pažiūrėkit. Manau, į kažkurią vieną iš jų reikės kada nors užsukti. Šiaip kaip matau dabar uždaryta. Rožės. Taip įsprausta tarp tų pastatų. Ką norėti į sostinę pastatyti 1 kvadratiniam kilometrui? Kokių 5-6 metrų aukščio durys turbūt patiks sąmokslų kūrėjams, kurie sako, kad anksčiau žmonės buvo aukšti, po 5 metrus ūgio, dėl to buvo statomos tokios durys. Tai va, pavyzdys to, kad jūs, aš manau, teisybę šnekate. Ką būtent va šios vėliavos simbolizuoja, bet jų Maltoje matėm tiek, kiek Lietuvoje prikabinta ukrainietiškų. Kiek žmonių ir jie visi turbūt nežino, kad aš šauna. Aš galvoju, kad aš jiem toj padarysiu, kad šaustai.
Ir visi laukia. Pū! Tik pirkom vandenuko. Ir įdomus pastebėjimas, kurį siūlyčiau naudoti ir visiems Lietuvos verslininkams. Jeigu tu moki grinais, tai tu mokėsi 2,20 €. Bet jeigu tu moki kortelę, tai prašau susimokėk papildomai. Tai mes sumokėjom 2,30 €. Tai reiškia, tos mokesčius, kurios pasiema bankas, pardavėjas užkrauna klientui. Taip, kad Maltoj jau ne pirmą kartą toks pastebėjimas. Nešiuokite su savim grinųjų. Staupysit. Radome Valetoje dar vieną bažnyčią, bet ją įamžinti labai sunku, nes atsitraukti nėra kur. Labai jau siaura gatvelė. Tam, kad įamžinti, aš manau, reikėtų čia atsitraukti nuo jos per 100 metrų. Va, Katininė sako, ko mes ieškome didžiosios bažnyčios, kurios kupilo mes Matom išslėmus. taip, mes matom išslėmus. Sakant, ne veltui mes čia nusileidome ir lyg tai tą gražią bažnyčią būsime sumedžioję. Va, jos ten kupolas viršuje. Įspūdingas, bet to atvažiuoji į Valetą ir realiai jos nesimato, nes pastatai, kaip ir minėjau, jau ne viename filmuke, vienas šalia kito. Gatvelės siauros, balkoniukai gražus. Na, einam, įamžinsim dar vieną bažnyčią. O taip, įsikabinė savo rubelius ir tą bendrą grožį sugadinė. Katinėlė atsistoja nusipaveiksluoti, o virš galvos kažkieno trisikėlė kaba. Ir gavau paveiksluoti per naują. Žodžiu, judam link to grožio, kurį ieškojom čia. Ne kiek ieškojom, kiek ėjom neužmatėm, bet šiandien jau pasistatėm tikslą rasti. O, čia ir į vidų galim įeiti. Dykim tik šiek tiek įkišniuosi bažnyčią. O čia per atstumą. Vau, koks grožis. Nekalbėjau. Kaip gražu, čia biškį naraipysim. Koks kupolas. Ir va, taip statė anksčiau žmonės. Kokie pastatai didingi, o kokius dabar te sugeba pastatyti. Kažkoks iš už kampo šmėžuoja bokštas. Reikia ir jį įamžinti. Kaip minėjau, suvenyrai čia ant kiekvieno kampo prasidavinėja. Tradiciška. Va. Čia dar viena bažnyčia ir įspūdingo grožio bokštas. Mes leidžiamės į apačią, nesileidžiam, kaip galvoju. Pažiūrėti, kokie grožiai ant kiekvieno kampo praktiškai. Kur beini ir matai vis kitokią skulptūrą. Pasakiškas grožis. Va dėl to mes ir pasirinkom Valetą. Dėl ko aš nemėgstu paveiksluotis, o dabar va, atsistojau Katinėnė, sako, pilvai trauk, kepurę apsisuk, vos nenosį išsipūsk. Ir tiek daug reikia atlikti veiksmo, kol padarys tą vieną vienintelę nuotrauką. Aš nesuprantu vieno, kodėl, pavyzdžiui, Lietuvoje
nėra paminklo, jokio paminklo, jeigu aš klystu, pataisykite, valgytojams. Kodėl, pavyzdžiui, Valetoje, ne, žiūrėkit, paminklas 3 valgytojams, ne, viršų didžiulė lėkštė, apačioj patenkinti, pavalgę, ar dar tik tai gausiantis maisto valgytojai. Spūdingas, ne, paminklas. Nereikia Lietuvoje riebiam katinui didžiulio paminklo. Statykit nedidelį kokį riebų katiną metras ant metro storio ir viskas.